vienas iš 10 automobilių, kuris šiandien iškilmingai bus įteiktas Moldovos delegacijai. Ir įprastai tokiais atvejais ugniagesiai gelbėtojai aptveria saugų perimetrą, siekdami užtikrinti. Automobilio stogas yra nukeliamas tam, kad atlaisvintų daugiau vietos, tam, kad atliktų. Gana glaudus bendradarbiavimas jau keletą metų. Ir ekstremalių situacijų likvidavimas tai yra viena iš veiklos sričių, kuri reikalauja nepaprastai daug patirties, žinių, gebėjimo, modernios technikos. O savaime suprantama, tai neturi būti jokio savanaudiškumo arba slaptumo. Nes gelbstint žmogų, tai aš manau, kiekvieno mūsų žmogaus yra pareiga kuo greičiau atlikti šitą funkciją ir tiesiog pasidžiaugti tam tikrais pasiektais rezultatais, ypač gesinant gaisrus arba gelbėjant žmonių gyvybės. Šiandien yra ta diena, kada mes kaip Lietuva galim padovanoti, kaip buvo pasakyta, nemokamai 10 automobilių ir gelbėjimo įrangą. Nes kažkada Lietuva buvo ta šalis, kuri įstojus į Europos Sąjungą irgi gavo tam tikrą paramą, tiek transporto priemonės, tiek įrangą. Ir šiandien aš manau, kad Lietuvos, ne tik manau, bet tai yra ir visuomenės nuomonė išreikšta, kad priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas savo patirtimi įgijo patį didžiausią visuomenės pasitikėjimă. Cele 10 autospeciale pe care colegii din Lituania ne oferă astăzi prezintă un sprijin substanțial pentru noi, iar acest gest vine să demonstreze faptul că doar în comun putem face față multiplelor provocări. Šios 10 specializuotų mašinų, kurias mūsų draugai iš Lietuvos perduoda mums, yra didelė parama, kuri įrodo, kad tik kartu galime įveikti daugybę iššūkių. Čia lietuviškai Vienas pirkimo sąlygų buvo, kiek pravažiuoti, o pravažiavimas nedėlė. Apsirūpinę esame automobiliais ir visiškai nesenai mes gavom lyg tai 20 ar 30, kiek dabar tų automobilių vėl naujų, tai aišku negalėjau tuo metu dalyvauti, kada jie buvo čia Lietuvoje pristatyti. Ir priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas yra šiuo metu apsirūpinęs pilna modernia gelbėjimo technika ir moderniais šiuolaikiniais automobiliais. Reikia tą įvertinti, šitie automobiliai jau yra 20 metų amžiaus, bet jų kokybė ir stovis yra geras. Ir žinant, kokia yra situacija Moldovos, reiškia, taip vadinamos priešgaisrinės apsaugos sistemoje, kokia situacija, tai, žinot, tie automobiliai tai yra nepaprastai gerai atrodantis. Lyginant su jų turima technika visa, tiek gesinant gaisrus, tiek kalbant apie gelbėjimo įrangą, kuri reikalinga avarijų metu arba kitų įvykių metu gelbėti žmonės.